Mielos mergelės, nuostabi savaitė ir džiūgaukit, kad tai sutampa su jaunatimi viena stipriausių metuose. Taigi, kur čia džiugesys? Pirmiausia, tapsite labai matomos ir jeigu dirbate su kažkokį darbą, kur reikia jūs pastebėti, pradedant nuo gal kokios televizijos, kino, teatro, žurnalistikos, iki tiesiog vyrbuhalterio ar direktoriaus ir taip toliau. Žodžiu, jeigu yra kažkokia situacija, kur jūs galite būti pastebėti, tai taip ir vyks. Net namų šeimininkė, jeigu esate ir labai daug dirbat intensyviai namų valdose, busite pati geriausia, pati tobuliausia ir populiariausia galbūt tarp namų šeimininkių. Taigi, mėlyjeji, tai yra populiarumo, garsumo, žinomumo, savęs pateikimo metas, todėl nereikėtų kuklintis ir geriau šią savaitę būti mažiau kukliems negu labiau kukliems, reiškia. Na, lietuviai bendrai yra linkę būti tokie gana kuklesni, tokie užsidarę, tai šią savaitę turėkite kitokias savybės ir pabūkite patys savo reklamos agentais. Na, puikiai seksis labai, jeigu pirksite nekilnojamą turtą, ypatingai jeigu nekilnojamą turtą pirksite 30 balandžio. Taip pat ši savaitė jums labai tinkama pirkti kažkokius tai kitokius dalykus, kurie yra susijęs su nekilnojamu turtu. Tai yra ir ežerėliai, ir vandens telkiniai, ir miškas, ir laukas, ir žemė, nes gali būti, kad ūkininkai gal pavasarį jūs perkatės kažkokias tai žemės. Taigi, mielos mergelės, tikrai labai geras metas, investuokite į savo reklamą, į savireklamą, arba pritarkite jūs reklamuojantiems žmonėms, padėkokite, pasiųskite gražias mintis, ir pamatysite, kokius aukštus rezultatus netrukus pajusite ir, kaip žmonės sako, raškysite žvaigždės nuo dangaus. Taigi būkite sveikos ir laimingos mergelės. Labai tokių prinokusių žvaigždžių jums šią savaitę. Iki.